Robertas, you mentioned also these issues with this late frost. Yes. And I have seen also some impressions on social media, looked really terrible. So this question now regarding the compensation potential for rapeseed is not that easy. Luckily, we are doing since a couple of years already some trials to bring some, let me say, artificial stress to our plants, and then to see how they are reacting. I would like to show them to you. Would be nice. So we have here at the beginning two plots where everything is standard, so there's no further artificial stress. We see here a very nice development of the plants. But now, the first thing what we were a little bit want to know, what is happening, let's say, if we have a strong insect damage, for example, by pollen beetles, if we lost the main stem, so the main flowering with the main stem. Did you know that in the scientific books it is mentioned 20% is coming from this main flower? So we cut them a little bit late. We cut them last week to see now how the new genetic can compensate. But we have also one more what we can check here is now, you see it, the plants here are very small. We have here, for example, Jurek on one side, and here is now Janos. And we see here the reaction of the varieties. Let me say, when we cut the rapeseed, like cutting the grass after winter. So we check here a little bit a strong winter damage. And you can really see here how much in comparison they can compensate, even if we put such an artificial stress on them. And we have now already these results here since 2 years already. And maybe you would like to show your clients our experiences from last year? Yeah, why not? Then please, go ahead. Taip, tai iš principo, kaip ir minėjo Renė, šie bandymai buvo atlikti 2 metus. Ir kaip rodo gauti rezultatai, ir ką jau Renė minėjo, net ir esant stipriai žiemai, kuomet ar ne žeminis rapsas nušala pilnai ant žeminius lapus po žiemos, atlikus bandymus ir įvertinus, gautas derliaus nuostolis būtent skirtingose veislėse yra apie 16%. Nors kada ateina ir šiais metais, ar neturim tas vėlyvas šalnas ir dabar tai pagrindiniai stiebai yra tikrai stipriai pažeisti. Ir vertinant tos bandymus, būtent dirbtinai sukeliant stresą augalams, būtent žydėjimo metu. Ir ką Renė minėjo, ar ne, literatūroje mes randam, kad praradus pagrindinį stiebą, būtent tas ankštaras, ar ne, ir žiedynus, mes prarandam nuo literatūroje nuo 20 iki 30, galbūt 40% būtent derliaus. Tačiau realybėje, kuomet yra atliekami tie bandymai, tas derliaus skirtumas yra tik tais minus 7%. Tai iš esmės dabartinės veislės prie dabartinių sąlygų tikrai turi didelį geba kompensuoti tą derliaus nuostolius, būtent žydėjimo metu, ankstyvo žydėjimo metu, ar net po žiemos, praradus visiškai antžeminę dalį. Bet svarbiausia to, ko, man atrodo, šiandien dienai trūksta mums Lietuvoje, kada tie rapsai atrodo tikrai prastai po tų pavasarinių šalnų vėlyvų, tai yra drėgmė, tai tas drėgmė tikrai padėtų būtent augalui, rapsui būtent kompensuoti tą galutinį rezultatą. Tai iš esmės rapsas tikrai turi didelės kompensacinės savybės ir tikrai ta nauja genetika būtent rapsų veislių, to paties ir Janošo, kuris yra šiame bandyme, tikrai gali prisidėti prie to geresnio derliaus net ir esant vėlyvoms šalnoms. Tai ačiū.